kai skambino man, nežinau iš kur ten, gal Dominikos kokios, Ekvadoro ar dar kur, tai ten automatiškai supranti, kad geriau nekelti yra, nes neturiu aš giminaičio Ekvadore, kol kas dar. Kiti net neskaito tų lentelių ir spaudžia taip, ne, ir, kaip sakoma, viskas gerai. Kol centrų sostinė yra Dnipro regionas. Atvažiuoja Haras koks nors, užgriūna juos visus. Atvyko vienas žmogus parašyti pareiškimą, kad jie apgavo sukčiai. Pervedė, sakykime, 100 000 eurų. Sako, atsiprašau, noriu nueiti į tualetą. Grįžo po pusvalandžio iš tualeto, dar, sako, 20 pervedžiau. Jeigu mūsų politikai į Ameriką nori išvažiuoti kartais, tai čia supranti, kad schemos veikia. Jie suinstaliuoja, susijungia kodais ir viskas. Ir jie jau praktiškai valdo visą to žmogaus gyvenimą. Šiandien mes visą laidą ir nebūsime tais rožiniais sakiniais, o aš juos nusiimsiu. Sveiki! Startuoja antroji policijos tinklalaidė ir šiandien mes kalbėsimės tema demaskuojame sukčius. Vedu aš šią laidą žurnalistas Raigardas Musnickas. Dažnai girdime, kad vienur ar kitur sukčiai išviliojo iš žmonių nemenkas sumas pinigų. Finansiniai nusikaltimai, sukčiavimai tampa vis dažnesni ir rafinuotesni. Nedorėliai atima iš žmonių net paskutinį būstą. Kaip nepasimauti ant sukčių kabliuko? Šiandien mes ir pasikalbėsime ir aš nebereikalo sėdžiu su rožiniais akiniais. Turbūt čia visiems kyla klausimas, kodėl tie rožiniai akiniai, nes žmonės, kai susiduria su sukčiais, jie irgi būna su rožiniais akiniais, tikisi, kad greitai pralops, tikisi, kad iš esmės finansinės sėkmės kokios nors ir tai yra viena iš priežasčių, kuo naudojasi sukčiai. Yra ir kiti būdai, kaip sukčiai išvilioja pinigus. Todėl šiandien mes visą laidą ir nebūsime tais rožiniais sakiniais, o aš juos nusiimsiu ir mes pradėsime aiškintis, kągi reikia daryti, kad sukčiai mūsų nepagautų ant to kabliuko. Ir šiandien čia studijoje su mumis Jurijus Skuder, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos viršininkas. Sveiki, Jurijau. Sveiki. Ir Aleksej Gubenko, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos viršininkas. Sveiki, Aleksej. Tai va, apie sukčius šiandien. Visa tema sukčiai iš tikrųjų kelia galvas labai smarkiai. Ir gal, Aleksej, tada pradėkime nuo jūsų. Kokie yra šiai dienai populiariausi sukčiavimo būdai? Tai vis dar pasitaiko, dažnai būna tie telefoniniai skambučiai, kai, sakykime, rusakalbiai apsimeta policijos pareigūnais, Google darbuotojais, savivaldybės įstaigos darbuotojais ir bando išvilioti tiek pinigus, tiek asmens duomenys, tiek prisijungimus prie banko, tiek asmens tapatybės kortelės duomenys ar kitus duomenys. Rusakalbiai. O kodėl rusakalbiai? Galimai, kad tai nusikaltimai vykdytojai dažniausiai būna užsienį ir dėl to jie galvoja, kad čia turėtų Lietuvoje visi mokėti rusų kalbą. Ne visi, bet tikrai yra didelė dalis, ypač didmiesčiuose, kur žmonės kalba, šiaip kalbama apie Vilnių, Klaipėdą, kur dar moka kalbą. Ir iš tikrųjų didelės bendruomenės rusakalbių. Tai nebūtinai netgi gali būti ir rusų tautybės žmonės, tai gali būti lietuviai, kurie yra vyresnės kartos. Tai gerai, pradėkime dabar visą modelį. Būtent šio nusikaltimo. Telefoninis nusikaltimas, kaip atrodo visas modelis. Skambutis, žmogus, bet jeigu skambina iš užsienio, aš kažkodėl, kai man skambina rusakalbiai ir bando mane apgauti, aš matau, kad telefonas yra lietuviškas, +370 ir taip toliau, ir man niekas ten neišduoda, kad čia iš kažkur kitur skambina. Tai gerai, pradėkime nuo modelio. Žiūrint į telefoną, į numerį, nepažįstamą, nieko negali pasakyti. Ar jau gali kažką pasakyti? Labai retai, bet kartais būna Google, pavyzdžiui, telefonai, jeigu kas Androidės, yra iškart įspėję, kad Google įspėja, kad galimai, jeigu yra kažkur pažymėta, kad yra galimai skambučių naudojama, sukčių naudojamas skambutis, bet gali būti tiesiog lietuviški numeriai, kurie yra sugeneruoti realiai gyvenančių žmonių, kurie naudoja tos telefonų numerius ir kurie net neįsivaizduoja, kad tai vyksta.
Tai čia dar atskira kalba, kad reiškia pavogę iš žmonių numerius, sugeneruoja žmogus, tą numerį turi iš tikrųjų. Taip, bet nesakyčiau, kad tai yra pavogę tos numerius, tiesiog sugeneruoja, nebūtinai tai yra tikslas pavogti numerį, tiesiog gauti lietuvišką numerį, tai yra technologijos tam tikros ir esim pagalba ir kitų įrankių pagalba tiesiog sugeneruoti numerį, nes lietuviškas numeris iš karto automatiškai yra didesnis pasitikėjimas skambinančiųjų. Tai va, tai reiškia pagal numerį, buvo keletas atvejų, mačiau aš, kai skambino man, nežinau iš kur ten, gal Dominikos kokios, Ekvadoro ar dar kur, tai ten automatiškai supranti, kad geriau nekelti yra, nes neturiu aš giminaičio Ekvadore kol kas dar. Bet šiaip vat, iš numerio sunkiai galima pasakyti kažką. Žinoma, jeigu žmogus negauna skambučių iš Vokietijos arba Ispanijos, Portugalijos kažkur, tai Didžiosios Britanijos, tai automatiškai gali suprasti, bet gali būti, kad lietuviškas numeris ir net kiekvieną kartą skambinant, perskambinant jisai keičiasi, generuojasi vis naujas numeris. Dabar gerai, tu matai skambutį, kuris yra nepažįstamas. Šiaip nedažnai skambina nepažįstami numeriai. Tai jau turėtų kilti tarimas koks nors, ar ne? Tikrai ne. Tavrasme, kai nepažįstamas numeris skambina, tai gali būti ir realiai kiti žmonės yra, net taip patys giminaičiai gali skambinti iš to kito numerio arba, sakykime, įstaiga kažkokia, tai netgi apklausa realūs įstaigos, tavrasme, tai gali vykdyti savo darbą. Išgirsti rusiškai šnekantį žmogų. Dabar klausimas, kiek yra rusiškai šnekančių žmonių ir yra lietuviškai turbūt šnekantį žmonės, ar nėra lietuviškai? Tai jeigu kalbam apie sukčiavimus, tos telefoninius sukčiavimus, tai gali kalbėti ir lietuviškai, ir, sakykime, angliškai netgi gali pabandyti, bet labai retai. Ir rusiškai dažniausiai, tai vis tiek publika būna dažniausiai tokia. Rusiškai iš karto atmesti reikėtų, jeigu kalba ir, sako, iš banko skambino arba iš dar kažkur. Tai. Didžioji dalis taip, nebent žmogus pas rusakalbės, jo aplinka rusakalbė ir jisai dažnai gauna skambučius iš aplinkos, su jam rusų kalba, bet šiaip tai dažniausiai kyla klausimas, nežinau, tikrai čia studijoje ne vienas gavęs skambutį ir rusakalbės pradeda siūlyti paslaugas arba prisistato pareigūnų arba institucijos darbuotojų kažkokiu tai ir pradeda kalbėti kažkokią temą. Bet jeigu prisistato, aš taip suprantu, Jurijau, rusiškai kalbantis iš institucijos, jeigu tai būtų ar savivaldybė, ar, nežinau, bankas, ar kažkas, tai iškart turi būti veikti atmetimo reakcija, iškart turi atmesti. Kiekvienu tokiu panašiu atveju reikia kritiškai vertinti, bet o ką čia kritiškai? Kritiškai vertinti, nes, valstybinė kalba yra lietuviai ir oficialiai, kai skambina policijos pareigūnai, tai bendrauja lietuvių kalba. Tai vat, iš šitą reikėtų atkreipdėmėsi. Bet istoriškai, pažvelkim call centrų, tokių, kurie skambina, pristatinėjo ten banko darbuotojas ar telekomunikacijų tinklų operatorių, kažkokių įmonių darbuotojais. Tai call centrų sostinė yra Dnipro regionas. Ir tas jau veikia, nežinau, 15-20. Call centrų. Jo, call centrų. Ten buvo didžiausiai, ten buvo pradžia visų šitų, to, ką mes turim dabar. Bet tai jau, sakau, 15-20 metų. Bet šitas reiškinys, jisai buvo labiau nukreiptas, ta prasme, jie labiau skambino į Rusiją. Bet su laiku ta rinka Rusijos matyt mažėjo, ten taikė kažkokius apribojimus ir jau kiek čia pas mus tų metų paskutinių, mes irgi gaunam tos pačius, taip patys ir kas dar, ką pastebim, kad paskutiniu metu jie verbuoja lietuvius, kurie irgi darbuojasi tenai Ukrainoje ir skambinėja vietiniam ir jau kalba lietuvių kalba iš tikrųjų. Tai o kodėl reikės Ukrainai? Tai iš Lietuvos galima užverbava ir lietuvis ir skambina atsisėdus kur nors ten, nežinau, Žirmūnų gatvėje? Iš principo, ką mes pastebim? Mes pastebim, kad jeigu call centras veikia ant kažkokios rinkos, tarkim, ant Lietuvos, tai jis tikrai nebus Lietuvoje. Jeigu call centras bus, tarkim, veiks Lietuvoje, tai jis jau dirbs su klientais, kitoje šalyje. Kitoje šalyje. Tai bus tokia Lenkija, ten Čekija kokia, arba ten, kur angliškai kalbantis. Ten. Izraelis gali būti. Jo, gali būti.
Ten dažniausiai minimalizuoja savo rizikas tokiu atveju, nes vis tiek policija dirba ir jeigu... O tai nesikeičia policija informacija? Ne, tai keičiasi, viskas tvarko, tiesiog techniniai dalykai apsunkina tos dalykus. Vis tiek užima daugiau laiko, nesakykime, negu tarp Lietuvos pareigūnų mes susižinom ir, sakykime, susižinoti tos pačių Izraelio pareigūnų arba tas pats, nežinau, Italijos pareigūnų. Gerai, tai dabar mes toliau grįžkime prie schemos. Tai rusiškai, jeigu kalba ir jeigu tu įtari, kad čia ne tavo giminaičiai ir visa kita, tai tą atmeti. Toliau, vis tiek, kaip toliau schema vystosi? Apie ką reikia jausti, kad čia kažkas, tie, nežinau, dabargi rafinuoti būdai, išradingumo visokio ir apskritai anksčiau būdavo labai ten paprasta suprasti, o dabar matyt pradeda kažkaip tai psichologiškai imti žmonės. Į ką reikėtų įsiklausyti tokiais atvejais, jeigu tai lietuviškai kalba? Taip, jeigu lietuviškai žinoma, tai gali, sakykime, ir Lietuvos atveju būti. Tai prasme, jeigu skambutis tas vadinamas senovinis alio mama, tai vadinamas reiškinys, tai tada jo, gali būti tada kitas truputį scenarius, bet mes kalbam apie tą technologiją. Pirmiausia, mes kalbam apie SIM, apie numerių keitimus, apie įrangą, kuri kainuoja ir kuri užima, sakykime, daug laiko jai suprasti ir paskui perprasti. Vienas dalykas ir, sakykime, jeigu rusakalbiai, tai vienas dalykas, jeigu lietuviškai kalbantis, tai kitas dalykas. Tai, sakykime, lietuviškai atvejais, tai mums kaip policijai žymiai lengviau sekasi aiškintis tuos tyrimus ir, sakykime, vyksta tarp institucinis bendravimas ir tarp policijos ir, sakykime, su įkalinimo įstaigom puikus ryšys yra ir tada, sakykime, užkertam kelią greitai tam dalykui. Tai čia mes dar prie užkirtimo dar prieisim, svarbiausia, kad ir patys žmonės reaguotų, kažkaip suprastų, kas čia vyksta. Gal galite kažkokių pavyzdžių pasakyti, kokie čia garsiausiai buvo dabar, kai žmonės, čia buvo, matėm, išviliojo, mes tą informaciją ir turim dažniausiai, kad sukčiai iš vieno ar iš kito, iš trečio išviliojo pinigų. Per skambučius, kaip tie pinigai išviliojami, kokiais būdais? Tai tie būdai patys paprasčiausiai. Skambina sukčiai, prisistatinėja pradžioj, kad, tarkim, skambinam iš Google, jūsų paskyra yra pavogta. Taip. Tada to pagrindu, sako, mes jums galim sutvarkyti iš vietos, suinstaliuokit AnyDeską. Suinstaliavus AnyDeską, jie gauna prisijungimą prie visų, tarkim, bankininkystės, prie paskirų visų. Ir viskas. Ir čia reikia mokėti suinstaliuoti. Tiesiog jie pasako, jūs paspauskite tą, jie suinstaliuoja, susijungia kodais ir viskas. Ir jie jau praktiškai valdo visą to žmogaus gyvenimą. Ir mato, ir valdo. Kitaip sakant, bet vis tiek galutinis variantas ar užtenka tik tai suinstaliuoti kažkokią programą, ar reikia duoti dar ir prieigas prie to, kodus, nes kodas turbūt yra paskutinis dalykas, kurį... Tai jie gauna prieigą prie telefono, kuriame, tarkim, yra Smart ID. Viskas. Ir tik tai reikia paklausti, kokie kodukai, nes mes ir kodukus turim pakeisti, nes dažniausiai tokia legenda yra. Viskas. Įtikime vis tiek, bet tokia pradžia būna asmens duomenys, pinigai, kortelės, viskas, pirmiausiai prieiga ir žmogų užkabinti, tai sunkiausias darbas, tai yra kartais tas vadinamas pokalbis gali vykti ir 2-3 valandas su auka. Svarbiausia, kad tada neduoda aukai atsitvokėti, skambina įtampa laiko, kad reikia greitai priimti sprendimą, reikia galvoti, niekam neskambink, aš tau skambinau, daryk kažką tai. Ir gerai, ir ką dabar daryti tokiais atvejais? Pavyzdžiui, žmogus ne tiek apsišvietęs, galbūt nelabai supranta, kaip čia viskas veikia. O kaip žinot, kad iš tikrųjų neskambina, pavyzdžiui, iš banko kokio nors, ar ten dar iš kažkur tai? Tam kažkokio tai vaisto, mano akim, tai nėra. Iš tikrųjų, jeigu kažkieno tas kritinis mąstymas yra pakankamai žemas, tai jį bet kokiu atveju įtikins. Jį gali laikyti ant kabliuko, nežinau, savaitę, mėnesį gali laikyti. Dabar pasitaiko atveju, kai žmonės maža to, kad atiduoda ten korteles, grinina pinigus, atiduoda pinigus, tada toliau bando ten, nežinau, parduoti namus, butus, klipus. Žodžiu, iki tokio lygio.
Iki tokio... Bet parduoti būtą ir ten ar namą vis tiek reikia labai daug operacijų sukiausių padaryti. Nueiti pas notarą, su pasu, nežinau, matyti kitą klientą, kas pirko pardavė. Tai gali trūkti tas mechanizmas. Tai jo, iki tokio lygio. O notarai ką tuo metu veikia, jiems nekyla įtarimų, kad čia žmogus taiga sugalvoja nišis. Jos instruktuoja, neinformuoja, jos instruktuoja, ne? Aukas. Jo, aukas instruktuoja, kad būsit pas tą, turit sakyti tą. Būsit bankė, ten gausit daug klausimų, turit atsakyti, kad ten norit viską parduot, išvažiuojate užsienį ir panašiai, reikia grynų pinigų. Iki tokio lygio. Jie žino visas tas tvarkas, daugmaž įsivaizduoja, kaip mes čia gyvenam, kaip funkcionuoja bankai, notarai, kaip vyksta pardavimai. Čia reikia praeiti mokslus aukštuosius, šiaip jau universitete 5 metus pasimokyti, nes aš, pavyzdžiui, irgi žinau tvarkas visas, bet jeigu man reikėtų kažką apgauti, aš tikrai ne vieną kartą esu pirkęs, pardavęs tą ir aną ir trečią, bet jeigu reikėtų kažką įtikinti, kad tu nueik, parduok, paskui ten perves pinį kažkur, tai nežinau, ar pavyktų, taip tiesą sakant. Čia jų darbas, iš principo, jie sėdi nuo 8 iki 6 ir tik to užsiima. Skambinėja žmonėm, sugalvoja kažkokias vis naujas įmantresnės schemas ir tiek. Nes man, kai skambina, tai Vėplos kažkokie skambina, kur matosi, kad jis ten vos supranta, ką jisai ten nori pasakyti. Tu bandai dar su juo pažaisti, pažiūrėti, kiek jis toli čia eis, tai matosi, kad jis labai psichologiškai nepasiruošęs, bet aš įsivaizduoju, kad yra ir gerai pasiruoštus. Bet tarkim, iš įtariamųjų, kiek pastebėm, ten tie žmonės, tie, kurie skambinėja, turėjom čia tokių atvejų iš call centro Ukrainoje, sulaikėm žmonės, tai iš principo ten žmonės nėra baigę kažkokių aukštųjų mokslų. Paprasti po vidurinės. Ten sėdėję, nesėdėję, ten skirtingų likimų. Gyvenimo universitetas. Jo, bet jie sugeba prikalbinti žmonės, sugeba daryti tokius nuostolius iki, ką žinau, čia vienas iš paskutinių 480 000 padaryta žala. Jeigu mūsų politikai į Ameriką nori išvažiuoti kartais, tai čia supranti, kad schemos veikia, bet gali būti, bet klausimas vis tiek, jeigu tai trunka, kaip sakote, ne vieną kartą, o kelis mėnesius, tai tu gali bandyti, vis tiek pasitikrinti informaciją kažkur. Mes, turbūt bankai visi, dar kažkas sako, kad mes tokios informacijos, mes neskambinam, mes nesiunčiam tokios informacijos. Tu gali paskambinti į banką savo vadybininkui, pavyzdžiui, ir ar ten, jeigu turi, jeigu neturi, tai šiaip į informacijos centrą paklausti, ar su mano paskyra, ar su mano sąskaita viskas gerai. Reikia tą daryti iš karto, ar ne? Kokie turėtų būti tie tokie momentai, kurie keltų klausimų, kad nenueitum ten iki notaro paskui su butu? Mes ir kalbam apie tą kritinį mąstymą žmonių ir kad ką daro institucijos, ar joms reikalingi tie duomenys atlikti savo funkcijas, ar reikia savivaldybei kažką daryti. Kad tau paskambins kažkas, kad įdėti savo asmens tapatybės kortelę, mokėjimo kortelę į voką su PIN kodu ir atvažiavusiam kurjeriui atiduoti tos pinigus arba daiktus. Tai čia tiesiog suprasti reikia, kad auka gali būti ir tiesiog, 20 metų studentas ir gali būti 50 metų profesorius. Ir visi tiesiog įkrenta į tam tikrą, informacijos burbulą ir tiesiog kritiškai nemąsta, nes kaip pakalbė, kaip tu investavai tos pinigus, tai atrodo didelius pinigus ir įgėjai tos pinigus, uždirbai iki tam tikros ribos, kad 200 000 investuos sukčiams. Tiesiog sugalvojo, kad nori uždirbti daugiau pinigų. Ir kodėl nepasidomėjai, kad pavyzdžiui, šitas puslapis yra sukčiai. Tiesiog paskui, kai jau bandžiau išsimti pinigus, negavau pinigų, pamačiau Lietuvos banko puslapį, kad čia dėmesio aferistai. Labai keisti, žmogus uždirba 200 000 pinigų ir tai vis tiek turės smegenų turėti, kad kažkaip uždirbti tos pinigus ir neužtenka proto suprasti, kad iš manęs 200 000 aš nežinau, datim žemę arsiu netiduosiu, netgi tada, kai pažįstamas bankininkas ateis. Tai kartais, kaip sakau, žmonės patys netgi suveda anketas daug duomenys, sakykime, pradeda Google'ai arba socialiniuose tinkluose ieškoti, kaip uždirbti iš kriptovaliutos. Jiems, žinoma, profiliavimas įsijungia, iškart pradeda tikslinės reklamos eiti ir jisai jam pasiūlo, užpildykite anketą, mūsų vadybininkai su jums susieks. Ir tikrai tai būna, kad žmogus pas savo asmens duomenys įveda
ir jam belieka ten sukčių tiesiog iš tos anketos pasiimti duomenis ir paskambinti. Ir o diena, Petrai. Reiškia, algoritmuose jau yra ir sukčiai įsisriegia tam tikrose reklamos algoritmuose. Tai tu gali, jeigu ieškai, pastatysim ten, ieškai, noriu saulės elektrinę pasistatyti, kaip pavyzdys. Ir jeigu tu ten, tą algoritmą tau daug metų, gali ir sukčiai sakyti, mes pastatom elektrinę saulės, tik perveskit avansą, reiškia, mums čia greitai, mes jūs labai pigiai jau ten 5. Aš tokių matau, aš net matau, reiškia, man atrodo, ir nesusimastai apie tai, tiesą sakant. Taip. Bet vis tiek turi galvoti, kam tu pervedi pinigus. Tai viskas prasideda po palaipsnių, sakykime, žmogus sako, taigi aš supratau, kad čia gali būti sukčiai, tai sako, man pasiūlė, aš buvau sargus, tai iš pradžių investavau 100 eurų, kaip pavyzdys, ir jie man sako, tai mesgi nesukčiai, mes, jeigu nori, tu uždirbai 200 eurų, mes galim tau 50 eurų gražinti, parodyk. Jam perveda atgal ir staiga jisai perveda, sakykime, Revolut banką, jam ateina iš Ispanijos arba iš Afrikos sąskaitos 50 eurų. Jisai žmogus patikė, tai čia, žiūrėkit, aš investavau 50 arba 100 eurų, uždirbau 200 eurų, o kas būtų, jeigu daugiau investuočiau. Ir padeda didinti tą sumą. Gali 1000 įvesti, bet kartais ir tas, sakykime, šaltas protas pabėga ir žmogus investuoja jau keliasdešimt tūkstančių. Jisai kartais net neturi tų pinigų, jisai skolinis iš draugų. Atsiranda greitos skolinimuose platformos ir jisai suinvestuoja viskas ir tada jisai žiūri puslapį, kuris rodo sugeneruotos skaičius, kad jam, sakykime, 100 tūkstančių tapo 200 tūkstančių ir jisai jau laukia, kada jis taps to milijonierium, ir tada bankai ir tos paskolos ir draugai pradeda sakyti, tai jau gal grąžink tos pinigus kažką tai arba procentus. Jis sako, davai dalį išsimsiu. Jis bando išsimti tos pinigus ir staiga atsiranda toks dalykas, kadangi čia mes Maltoje esam, pelno mokestis yra didelis, pas jūs labai daug pinigų prikapsėjo, kad juos įsigryninti reikia susimokėti kažkokį mokestį. Dar sukrapšto žmogus 10 tūkstančių, sakykime, susimoka ir vėl kažkas atsitinka. Ir spaudžia į tą prasme, kol žmogus supranta, kad neįvyko apgaulė, tiesiog, kad realiai puslapis tas, kuris yra, jisai tiesiog feikinis, jisai sugeneruotas tik tais su jo paskira, su kriptovaliuta arba kitais pinigais tiesiog nerealus, yra tiesiog jam muilintikis. Jisai supranta tai, bet čia dabar kitas dar problema būna su to, kad žmogus supranta, jisai prašo pareiškimą, pradamas tyrimas. Ir ta vadinama pakartotina viktimizacija, kai žmogus pradeda internete ieškoti, kaip susigrąžinti pinigus iš sukčių. Ir tie sukčiai, žinoma, jau žino sėkmės istoriją, kad Petrą mes jau apgavom. Po 2 mėnesių sulaukė skambučio, vėl iš kažkokio dieną mes esame labai kompetentinga institucija ir padedam gražinti pinigus. Tai jums kainuos, sakykime, vėl kažkiek N pinigų, 10-20 tūkstančių, priklausomai nuo sumos. Ir jam paaiškina schemą, kad labai realiai greitai galėt gauti, tik reikia sumokėti pinigus. Visą laiką reikia mokėti ir kaip sakoma, nesumokėsi, tai save pats apgaudinėjai mokėdamas visą laiką. Kaip tai, Jūrijau, sekasi tirti sukčiavimus tokius, vis dėlto, gal galima vis dėlto sumokėti kam nors, kad atgautum tos pinigus? Su tais sukčiavimais skirtingai būna iš tikrųjų, nes kaip jau pačioj pradžioje ir minėjome, kad tas tarptautinio bendradarbiavimo elementas, jisai yra pakankamai sudėtingas, ypač su šalim ne Europos Sąjungos, kur nėra greitesnio, kažkokia tai efektyvesnio to susižinojimo ir duomenų gavimo, tai tarkim su Ukraina pakankamai sudėtinga dėl visų tų karo veiksmų. Bet buvo kada nors iš esmės, kalbant apie bandymą susigrąžinti pinigus, toks call centras, aš taip hipotetiškai vaizdingai sakysiu, atvažiuoja haras koks nors, užgriūna juos visus paima, suguldo, iš jų atima viską, ką turėjo, išdalina nuskriaustiesiems. Ne, tai mes dabar vieną tokį ikiteisminį tyrimą turim, 22 metais mes realizavomės, iki šiol ten vyksta tas tyrimas. Kai Lietuvoje veikia call centras, bet tie nukentėję visi praktiškai yra iš Lenkijos, ten Vokietijos, iš kitų šalių. Tai yra vietiniai, pagrindė lenkiškai kalbantys žmonės skambinėja tiesiog į Lenkiją ir tokiu pačiu principu, siūlydami tos
investuoti pinigus, darydavo investicinius sukčiavimus. Tai... Ir nieks apie tokį call centrą, pavyzdžiui, nežino, sakykim, Lietuvoje, ar ne, išskyrus juos pačius. Tai niekas neįtarė. Lietuvoje iš principo jo veikia kažkokia kontora, jie ten gal, nieks ten labai nesiaiškina, jie ten moka mokesčius, moka atlyginimus. Visi patenkinti, pareiškimų jokių nėra, nes pareiškimai, jeigu žmonės apgauti, tai jie bus kažkur užsienį. Tai viskas vyksta tokiu principu. Ir sąskaita, pinigų judėjimas vis tiek matosi, iki pervedinėje. Pinigų judėjimas, tai tie žmonės, neapgauti sukčių, tai pinigus perveda ten, jiem nuolat nurodo skirtingas sąskaitas, tai ten, jeigu, tarkim, pasidaryti kažkokią tai tą didesnę analizę, tai matysim didelį varatinklį, bet... Tai ten... Konkretaus banko nesimato, į kurį... Konkretaus banko kažkokio ne, nes, atidaromos tos fiktyvios įmonės, ten pakabinami ant kažkokių tokių pagadintos reputacijos žmonių, ne? Tai atidaromos sąskaitos ir per tų įmonių sąskaitas vaikšto tie pinigai. Ir cirkuliuoja šiaip po visą pasaulį. Čia gal supaprastinti reikėtų sakyti taip, visi pripratę prie, momentinių mokėjimų. Ir žmogus perveda pinigus į vieną banko sąskaitą ir, žinoma, sukčiai, jeigu būdė, tai iš karto iš tos sąskaitos permeta į kitas atidarytas. Gali būti 20 sąskaitų užbarstyti ir tos yra sąskaitos kitose bankuose arba net kitose šalyse. Ir iš tų šalių vėlgi perėna automatiškai dar į kitą sąskaitą. Ir, sakykime, vien Lietuvoje, bijau pasakyti, virtualios valiutos operatorių yra apie 200, ta prasme, kurie užsiima realiai tuo, dabar nuo šių metų, man atrodo, licenzijuojama veikla bus, bet yra, kurios veikia ne Lietuvoje, o ne užsienyje. Ir ten, sakykime, vėlgi sąskaitą atsidaryti užtenka, netgi dirbtinis intelektas yra įjungtas, kad jis tave autentifikaciją padarytų tavo veido ir dokumento. Ir tu atsidarai netgi būdamas ne Lietuvoje, lietuvišką sąskaitą ir gauni tos pinigus. Ir tu automatiškai pervedi kitur. Tiesiog ta sąskaita yra kaip įrankis, kaip, sakykime, kaip padangos ratui, kad nuvažiuoti kažkur tai. Ir tų padangų daug gali būti. Be abejo, žmonės, kai juos apgauna, jie kreipiasi turbūt pirmą kur, tai į policiją. Ir ką jūsų veiksmai, kokie tada būna tokia atveju? Žinodami, kad nėra taip paprasta. Tai pirmas veiksmas tai yra, mes bandom sustabdyti tas lėšas. Tai čia vienas iš pirmųjų. Po to, aišku, gaunam informaciją apie ten IP prisijungimus, apie tai, kieno sąskaitai įkrito pinigai, tada informacija, kas atidarė tą sąskaitą. Telefonus. Ir tada viską metam į vieną bendrą katilą ir ieškom sutapimų, tai yra sistemos. Kaip pavyksta rasti tų sutapimų ir išsiaiškinti, ar čia priklauso nuo to, per kiek laiko žmogus kreipiasi, per kiek laiko jis supranta, kad apgautas, kada jau, kaip sakyti, nebeatgausi pinigų? Tai tų sutapimų iš tikrųjų pilna, nes stebim, kad aktyviai darom tas analizės, pagal visus tos nurodytus kriterijus, ir pagal sąskaitų numerius, ten kažkokius elektroninius paštus. Tai sutapimų yra labai daug. Tai tokių call centrų arba asmenų, nėra labai daug, nėra taip, kad kiekvienam bute sėdi kažkoks IT pirmakursis, ir jau ten apgaudinėja ar siunčia kažkokius pranešimus. To nėra. Veikia stambios organizacijos su pakankamai gerai išvystyta infrastruktūra. Bet šitoje vietoje, galima sakyti, yra tų sėkmės istorijų, nes, kaip sakot, kartais netgi žmogui nesvarbu, ar tu pagausi sukčių, jam svarbu susigrąžinti pinigus. Tai vienas dalykas, tai mes, jeigu tos skaičius šnekėsim paskui apie ištyrimus ir tos sėkmės istorijas, bet yra atveju, jeigu laikas labai svarbu, kada žmogus kreipiasi į policiją ir į savo banką, nes yra toks mechanizmas, kai mes savo kanalais, bankas savo kanalais kreipiamės ir prašom užšaldyti tas lėšas ir tikrai pavyks, jeigu ypač laiko nedaug nepraėjo 2 mėnesiai, 3 mėnesiai, savaitę nuo to, nes, sakykime, kartais žmonės jaučia gėdą netgi, kad juos apgavo ir jiems gėdinasi, jie dega viduje tiesiog, ar pranešti ar nepranešti, kaip giminės pasakys. Čia turėjom tokią situaciją, pavyzdys, moteris tapo sukčių auka. Ir jinai investavo gana didelę pinigų sumą ir tiesiog, kai jinai atsidūrė gydymo įstaigoje, nes bandė nusižudyti, nes jau suprato, kad pinigai prarasti, tada šeima tik sužinojo, kad jinai neteko didelės pinigų sumos.
Tai kartais žmonės tiesiog tampa aukomis ir paskui tyli. Portretas aukos, jisai koks nors ypatingas, ar iš esmės bet kas gali pakliūti, ir pats gudriausias žmogus, ir ten, sakykime, visai neapsišvietęs finansiškai, nėra kažkokio tokio, kad reikėtų nueiti veidrodį pasižiūrėti, ar čia ne tau negrasi. Tikrai ne, nes matyt viskas priklauso nuo to, kokią akimirką tau paskambins, ar gausi kažkokį tai pranešimą ar informaciją ten, ar apie investavimą, ar kažkokį tai iš Google ar panašiai. Tai ta prasme, tų nukentėjusių tiek amžium, tiek išsilavinimu, tiek, nežinau. Ir nereikėtų galvoti, kad jeigu tu užėmė aukštas pareigas valstybėje, ar ne, tikrai, kad tau neskambins, pavyzdžiui, ten gali ir jūsų generaliniam komisarui paskambinti, ar ne, iš tikrųjų, nes jie tiek giliai nėra įsigilinę, kas ką veikia ir ten, arba ten saugumo vadui prisiskambinti. Čia galimas tas dalykas būti, bet tas paveikslas, jeigu žiūrėsit, tai įvairių profesijų ir žmonės gali būti ir pensininkai. Žinoma, vidurkiai, tai pažiūrėsim matematiškai 40-50 metų žmogus, bet tai čia gali būti ir 20 metais ir 60 metais, sakykime, 30 metai apgaus su investavimu į kriptovaliutą, o garbaus amžiaus žmogų su skambučiu, kad mama pakliuvau į bėdą, partrenkiau žmogų. Vis dar yra, alio mama pakliuvau į bėdą, dar šitų klausimų? Tas reiškinys buvo stebimas, bet kažkiek po paskutinių sulaikymų, čia iki gal vasario mėnesio. Tai dabar kažkiek nefiksuoja. O naujo tipo nusikaltimai, kai alio mama sako, iš tikrųjų ten sūnaus balsas ir čia tą reikia labai dabar akcentuoti, kad dirbtinis intelektas sugeneruoja balsus dabar ir praktiškai tu ką nori gali dabar. Bet to matyt net nereikia. Iš tikrųjų, tiem, kuriem prisiskambina, jie tiesiog išgirsta, kad kažkam ir pavojus ir viskas. Bet čia vėl irgi spėjimo būdu būna, kai skambina, nes gali skambinti sūnaus neturi, dukros neturi. Gali būti, bet pavyzdžiui, turėjom situaciją, kai žmogus, sakykime, tas įtariamasis labai mokėjo imituoti moterišką balsą. Ir jisai tiesiog skambindavo ir jisai neaiškiai kažką šneka ir taip toliau lūpą atsitrenkė, dar kažkas, Antanai, čia tu, jo, ten, arba Birutė, čia aš, tai va. Ir pavyzdžiui, pokalbio metu iš tos aukos ištraukė informaciją, kad dėmesio, kad čia aš sesuo tavo, arba brolis, arba dar kažkas. Ir aš patekau ir kas yra, taip pakliuvau ir jeigu aš dabar kažką tai nepadarysiu, arba nepervėsi pinigų, arba netiduosi pinigų, aš turėsiu bėdą su kažkuo tai. Ir ateina kurjeriai, ir kartais tie kurjeriai būna tas vadinamos kojos, tai realūs asmenys, ta prasme, kitai būna tiesiog kurjeriai realūs žmonės, kurie dirba darbą kurjeriui ir užsakyta kaip paslauga būna, jie neįsivaizduoja, kad vyko nusikaltimas. Kaip įdomu, bet jūs sakote, nebėra tokių, arba jau vis mažiau ir mažiau. Tai čia dabar transformuojasi tie nusikaltimai. Alio mama, jie tokie sumažėja iš tikrųjų. Jie sumažėja, galima sakyti taip, bet kadangi jie paskęsta jūroje tų elektroninių nusikaltimų, nes, sakykime, kai būna tas phishingai arba kiti dalykai, kai yra masinės žinutės išsiunčiamos ir tų įvykių daug būna, bet tie skambučiai dar su tas alio mama ir ten situacija, kai yra, sakykime, savivaldybės darbuotojas, apsimeta giminaičių kažkas. Jie dar yra ir dirbama to tą linkme. Sukčiavimai iš kalėjimų dar egzistuoja tokie, ar ne? Tai čia iš tos kategorijos alio mamos. Čia, jie galima sakyti, bet vėlgi, sakykime, taip yra labai geras ryšys su kalėjimo departamento žvalgybos pareigūnais ir tas dalykai, tie asmenys identifikuojami gana greitai ir, sakykime, įmamasi priemonių tiek iš policijos, tiek iš įkalinimo įstaigos administracijos pusės. Vis dar kalėjimuose telefonai veikia? Matyt taip. Gerai. Matyt taip. Bet irgi, šitų nusikaltimų, kaip suprantu, mažėja. Labai daug yra, tikrai, ir aš asmeniškai susiduriu, tai yra kiekvieną man savaitę, kiekvieną gal ir dieną vis randu, tai mano ten Paysera kažkaip ruošiasi užblokuoti, tai Sebas nori užblokuoti mano sąskaitą, kurios aš niekada neturėjau. Tai VMI ir ten labai gražiai tie logotipai sugeneruoti, nupaišyti ir irgi paskui ten dar bauda kažkokia jums grėsia už kažką, ten visokius dalykus, ten kažkokius, žodžiu, tie visi dalykai, ypač ant gąsdinimo, kai eina, tai labai sunku yra nereaguoti į tai, tiesą sakant.
Ir šito vietoje, pavyzdžiui, žmonės pasimano, kai gauna žinutę, kad gauta bauda ir jie pagal nuorodą toje žinutėje nueina. Ir ten realiai kartais net susimoka žmogus nedaug, 10-20 eurų, bet ir tampa auka. Tai yra nusikaltimas. Bet kartais neapibrėžta būna pinigų suma, tai, sakykime, žmogus parduoda arba perka daiktą kažkokias socialinius tinkluose ir realiai tiesiog prašo jo sumokėti už, sakykime, gabenimą, už siuntimą to daikto. Ir jisai prisijungia ir staiga sužino, kad jisai į Tailandą kažkur pervedė pinigus ir ten 1500 kaip pavyzdys arba kažkas buvo įsigyta. Nors atrodo lentelė, bankas iššoka, kad dėmesio čia sukčia arba ar tikrai perveda taip, kad tiesiog kiti net neskaito tų lentelių ir spaudžia taip, ne ir, kaip sakoma, viskas gerai. Tai vat, kiek to kritiško mąstymo čia vėl įjungti reikėtų dabar šiai dienai, nes, kartais ir aš, kažką blokuot man noriu, tai paskui tu supranti, kad čia net bankas, kuriame tu neturi sąskaitos, bet jeigu, pavyzdžiui, rašytas bankas, kuriame tu turi sąskaitą, tai arba VMI, tai ką aš žinau, kaip čia ir vėl tas kritiškas mąstymas, jisai kurioje vietoje turėtų įsijungti, gal iškart skambinti reikia, nepasitikėti. Šiaip geriausiai matyt būtų ir jeigu, tarkim, neturi sąskaitos, tai aišku, ignoruoti bet kokią atveju reikia. Bet VMI, pavyzdžiui, bažnyčių kelių eismo taisyklės, sakykime, kokias nors ir ten. Priklausomai koks sen, ar gavote elektroninį laišką, visada matosi nuoroda, į kurią nueina ir, sakykime, visada geriau jau elektroninį laišką gavai, tai yra oficiali paieška ir susirandi puslapį oficialų. Ne tai, kad įvedi, pavyzdžiui, e-sveikata, kai buvo čia tas bylo, tiesiog į Google žmogus įveda e-sveikata ir pamato paveiksliuką e-sveikatos, nesvarbu, kad adresas ten gali būti ten kažkoks Prancūzijos, Ispanijos, Tailando kažkas tokio ir netgi jis nieko nesusijęs su... Google paieška išmeta pirmų numerį. Jis iš karto rekomendaciją išmeta tą sukčių puslapį pirmą, nes žmonės ir susimoka už tą, ta prasme, yra mechanizmai, tai ir jisai rekomendaciją paspaudžia tą sveikatą ir net nežiūri, kad realiai čia yra klaidingas puslapis, net ne Lietuvoje egzistuojantis. O pagal ką galima suprasti, kad čia klaidingas puslapis? Pagal adresą? Taip, pagal nuorodą. Nes mes čia neseniai girdėjom istoriją, kur viskas buvo su politiku vienu garsiu, kur vos neišvažiavo į Ameriką, bet viskas buvo surašyta labai techniškai teisingai išskyrus elektroninio pašto adresą, kur, ir ten netgi visa komanda to nepastebėjo, bent jau tai politikas aiškino, kad mūsų visa komanda nepastebėjo, kad čia yra iš Yahoo ateina. Tai kaip pavyzdys gali būti laiškas su, adresas policija.lt, gali būti policija.it. Ir kartais žmogus tiesiog netkreipia dėmesį į tai, arba dar pavyzdys tose laiškuose dažnai būna, žinoma, tobulėja tas dirbtinis intelektas, bet vertimai tie mašiniai būna. Ir iškart matai, tu skaitai, kad yra tiesiog su klaidom surašyta arba bendratys, arba linksniai net jie. Bet kiti žmonės pripratę prie tokio skaitimo tiesiog priima automatiškai, kad čia normalus laiškas yra su tom klaidom ir tiesiog jį priima kaip tikrą. Tai yra, toks dalykas puslapis kaip kibernetinio saugumo centras. Ir ten yra galimybė atvira tiesiog sukčių nuorodas visas arba įtartinius laiškus puslapius tiesiog siūsti jiems ir jie žmonės patikrina, kurie dedikuoti tam darbui ir jie tos gali užblokuoti tą svetainę, tą prieigą prie to šaltinio. Sakykime, sukčiai dėl ko daro, kad e-sveikata yra 20 puslapių. Tiesiog, kad jie blokuojami, nes institucijos nemiega, jos tiesiog eisi paskui ir stabdo tai. Čia dar naujausias būdas, čia registruotas Panevėžy ir Vilniuje sukčiai prašo išgryninti pinigus ir atiduoti atėjusiam žmogui pasaugoti ir net parduoti butą ir grynus pinigus atiduoti. Čia mes jau šiek tiek turbūt apie tai kalbėjom, bet čia kažkokia naujiena, ar ne, iš esmės. Čia tiesiog sukčiai suįžulėjo iki tokio lygio, kad, šiandien buvo suvestinės jau. Jo, čia irgi turėjom 120, tai už 120 tūkstančių, vienas iš paskutinių tokiamis, turime ikiteisminio tyrimų. Tai ten tokia didžio žala. Tai tik tai žmogus užkimba ir viskas, ir jie ant ragelio visą dieną, visą savaitę ir gali mėnesį laikyti, instruktuoja, kur ką reikia pasakot, ką pas notarą, ką pas ką, kur pasikreipti. Tave klaustuoju, taip atsakyk, taip, jeigu tu, ten korumpuoti arba ten susitarę, tai nieko nesakyk, neišsiduok, mes čia kažkur vykdom kažką, tai
kažkokį tyrimą suapta, dar kažkas, arba tie patys korumpuoti. Turėjom tokį atvejį, kai iš banko gavom pranešimą, kad vieno piliečio sąskaitoje ten įtartinos vyksta operacijos. Tai nuvažiavom patikrinti ir kaip tik tas žmogus tuo metu kalbėjo su sukčiais. Tai jau po to sužinojom, kad jis bendravo, jis ilgai neatidarinėjo, ten kvietėm uniformuotus, ten iki konflikto daėjo. Ir ką pasirodo? Pasirodo, sukčius kalbėjo visą laiką su juo ir sakė, kad čia netikri policininkai atėjo, nieko neatidarinėk, nieko nekalbėk, ištrink visą informaciją iš telefonų ir čia žmonės iki tiek įtikėjo, kad Bet yra ir netikrų policininkų, yra ar ne? Kurie, sakykime, gali būti persirengę, gali būti kažkokie, kurie, dabar imitavimas. Faktas, tokia kaip ir teorinė galimybė egzistuoja, bet realiai iš sulaikymo, atsiprašau, bet turėjom, kaip atrodo tas pareigūnas, kaip sulaikytas, tai tiesiog žmogus matosi asociuos gyvenimo būdą, nesiskutęs kvapas iš toli eina, jisai užsidėjęs tiesiog geltoną liemenę ir žmonės ir pasikabinęs svečio kortelę, arba magnetinę kortelę ir žmonės supranta, kad čia atvyko pareigūnas. Tai kartais tas būna dalykas. Mes kalbam apie tos būtus, praeitą savaitę turėjom irgi tokią panašią situaciją, kad su moterim tiesiog iš pradžių mūsų pareigūnės bandė kalbėti gyvai, net neįsileido į namus, nes toks atvejis irgi atėjo, kad žmogus bando parduoti būstą. Vyko netgi uniformuoti kolegos, tuos galiausiai įsileido, bet tiesiog neigė visą informaciją, kad tai vyksta, noriu parduoti, o kas man draudžia. Ir žinoma, matosi, kad žmonės kartais būna paruošti ir jie tos dažniausiai gaunamus klausimus tie sukčiai pasako žmonėms, kad tavęs klaus. Ar tu esi sukčiauka, nebandai sakyti, daryk taip, neklausinėk. O kodėl neklausinėt? Aš tik klausinėčiau. Tai čia tas ir mes galvom tave. Tai programuoja, nieko nepasitikėk. Tas irgi turėtų būti, ar ne, kaip inkaras toksai, kur tu suprastum, kad jeigu tau sako, nes jeigu tu viską legaliai darai, tai klausinėk, priešingai, kaip sakoma, kuo daugiau klausinėsi, tuo geriau. Kaip sakau, čia telefoniniai sukčiai paprastas vaistas, jeigu bet kokiai kilo abejonė, tai nieks nedraudžia padėti ragelio. Nieks reikės pareigūnai perskambinės. Sukčiai dažnai būna netgi perskambinę antrą kartą, jau telefono numeris keičiasi iš karto. Arba net neįmanoma skambinti ją simtenais atgal tuo pačiu numeriu. Yra visada laikas 112, yra informacija, galima pasiskambinti ir pasiaiškinti, ar taip yra. Ar yra tas pareigūnas Matonis, kuris man skambino ir kad mano pinigai užšaldyti. Matonių ir ne vienas yra pasakęs Lietuvoje, kaip sakoma. Gerai, dar Kauno policija pradėjo prevencinę akciją nepasiduok iliuzijai ir neduok sukčiams, turbūt nieko neduok sukčiams. Tai iš principo, kas čia per akciją? Tai pati mintis yra, kaip matote, iš lankstinukų, tai rožiniai akiniai, pinigai. Tai yra nepasiduok pagundai ir tiesiog iliuzijai, kad tu greitai kažkur gali gauti pinigus, uždirbti juos ir tapti turtingas. Gobšumas irgi pražudo žmonės. Ir tas yra mąstymas ir tos akcijos mintis, o čia prasidėjo nuo pernai metų, startavo, man rodo, gruodžio mėnesio pradžioj, po truputį įsivažiuoja ir, man atrodo, nuo šiandien prasideda plėsis į Kauno apskrities kitus miestus, kur masinis žmonių susibūrimo vietose informuojama apie tai, kad yra toks reiškinys kaip sukčiavimai, kokie būdai dažniausiai pasitaiko, kaip apsisaugoti nuo jų, kaip kritinį mąstymą ir kur kreiptis, jeigu tapote auka arba galimai tai galėjo įvykti. Jūs vis tiek, kai susidurėt su tuo, su sukčiavimo atvejais, su žmonių ašaromis šiuo atveju, mes čia sėdėm dabar, kai tik apie tai kalbam, šviečiam visuomenę, bet gal reikia dar kažkokio papildomo švietimo, gal reikia kalbėti, kad ten, nežinau, bankai dėtų reklamas pastoviai, kokius nors klipus socialinius gamintų. Yra tų reklamų ir tiesiog priklausomai nuo kokiam informaciniam burbelė žmogus yra ir ten rinka, nes mes mane su savo tą akciją nepasiduok, net į bažnyčią ėjom. Ta prasme, ir po mišių leidus klebonui tiesiog informavom, kad yra tokie būdai. Taip pat, kaip sakau, Klebonas galėtų pamokslą pasakyti sekmadienį. Tai jisai pamokslas ir buvo pritaikytas prie to, tai ta prasme, tai ir kai šneki, kad yra toks dalykas ir kad svarbiausia, kas yra
vienas dalykas žmogus auka, bet jie turi giminaičių artimųjų, kad vis šnekėtis tarp savęs, kad yra tokie būdai ir kad nebijotų žmonės pakalbėti tarp savęs ir visada praneštų policijai. Stebina, kad žmonės kažkur koinėse laiko po 100 000, po 200 000. Čia dar tas momentas yra labai įdomus. Nepasitikė, vadinasi, bankais, nieko nepasitikė, o sukčiais pasitikė, kaip keista. Tai čia fenomenas yra toks ir žinoma, vienus varo į priekį tai, kad noras užsidirbti daugiau pinigų, kitų artimųjų baimė, o kitų tiesiog nėra atsakymo, kas paveikia tuos žmonės, kad jie taptų sukčio auka. Bet tiesiog, kaip pavyzdys, pas mus rekordas pernai buvo 900 000 iš vieno fizinio asmens tiesiog išviliota tiek pinigų. Šiemet 100 000, pas kolegas Vilniuje, žinoma, dabar sumos didesnės yra, tai mes kalbam apie vieną fizinį asmenį, bet tai yra būna, tas sukčiavimas gali įvykti ir paprastas gyvenime, kai tiesiog perki parduodi daiktą, telefoną, dulkių siurblį, nežinau, kažką tokio per socialinį tenais platformą kažkokią, tai ir toj vietoje gali užkliūti už sukčių. Jūs vis tiek galite prognozuoti, į ką virs toliau sukčiavimai, į ką, kokių dar čia gali būti metodų, nes kai kas iš labai primityvių jau prapuolė, dabar ateina jau dirbtinio intelekto amžius, kur iš tikrųjų galima sugeneruoti, ką nori, ir vaizdą, ir garsą, ir balsą, ir nežinau dar ką. Čia jau tam ruošiasi policija turbūt irgi. Tai policija ruošiasi, bet ir tie sukčiai irgi nesnaudžia, iš tikrųjų, kaip ir sakot. Tai naudojami filtrai visokiausia, tai yra veido atpažinimo, tarkim, paskutiniu metu kartais skambinėja toks pareigūnas su Tomo Cruzo veidu. Tai va, bet to kritinio mąstymo vėl trūksta ir jie jo neatpažįsta. Tai Tomo Cruzą atpažįsta gal? Tomo Cruzo taip, bet artimas. Bet pareigūnas kitų vardų pavardė, bet veidas Tomo Cruzo. Tai iš tikrųjų sukčiai tą naudoja pakankamai sėkmingai. Su tų priemonių identifikavimo, mes turim problemų iš tikrųjų, nes šiaip ir bendradarbiavimas su tais IT gigantais, galima sakyti, telegramais, Google'ais irgi pakankamai sudėtingas ir informacijos mes tos, jeigu gaunam, tai arba pavėluotai, arba minimaliai. Tai va taip, tai visas mūsų ta veikla, kaip kažkaip ateityje efektyviau, kovoti su reiškiniu, tai va yra nukreipta į tai, kad irgi stebėm visas įmanomas IT srity tendencijas ir bandom kažkiek gauti kažkokių, surasti kanalus bendradarbiavimo, kaip gauti greičiau informaciją. Tai būna tokie kaip sezoniniai sukčiavimo būdai, ta prasme, sakykime, prieš šventes vyksta daug koncertų. Žmonės, mes, sakiau, turėjom tokių pavyzdžių, turėjom bylą, kai ne tik, kad nerealūs koncertai, bet yra tiesiog realiai egzistuojantis asmenys, bet turintis, sakykime, netgi jiems uždrausiai važiuoti į Europos Sąjungą, kad jie organizuoja, sakykime, Kirkorovas koncertą Lietuvoje ir parduoda bilietus ir žmonės perka. Tiesiog nepasigilinę tiesiog iš Facebooko reklamos, kad šitas arba kitas asmuo koncertuos Lietuvoje. Paskui nusiperka bilietus, perveda keliasdešimt eurų ir po kiek laiko supranta, kad jie tiesiog buvo apgauti, bet gali būti ir realūs atvejai, kai didesnės žvaigždės atvažiuoja, tai būna bilietų perpardavimas ir žmonės tiesiog ieško kur pigiau. Ir vėlgi čia įsijungia sukčiai ir į tuos bilietus. O čia kaip žinot, kaip nepirkti? Vaistas, tai čia tas pigiau, nes visada yra pigiau, tai yra oficialūs bilietų pardavėjai ir netgi žmonės, kai nori perparduoti savo bilietus jau įsigytus, sakykime, susirgo kažkas, tai išvyko kažkas, tai jie gali per tą pačią bilietų pardavimų platformą antrą kartą bilietą parduoti, žinoma, ten būna atkainys, vėlgi žmonės bando staupyti 10-15 eurų ir tiesiog įdeda į tinklus, kad parduoda savo bilietą ir vieni realūs yra asmenys, kiti tiesiog būna neegzistuojantis. Arba tas pats bilietas būna parduotas 20 žmonių ir atėję prie koncerto jie sužino, kad dėja žmogus ėjo į koncertą, jums uždrausta eiti.
Arba pirkit bilietą. Šiaip pasaulis, vis tiek jūsgi turbūt ir su kolegomis bendravot iš kitų valstybių kažkaip, ar valstybės kitos, sakykime, ten vakarų jos gudriau, ką nors sugalvoja, kaip užkardyti tą visą veikimą sukčių, ar visur vienodai žiopli žmonės, vienodai patiklus, vienodai su rožiniais akiniais ir nieko čia nepadarysi, tik tiek, kad nusikaltėliai kartais visą laiką vienu žingsniu būna priekyje. Tai iš principo visur yra ta pati problema. Su šalim, su kuriais čia bendraujam, tai tie patys šiaip veikimo principai nieko nesiskiria. Tai čia kaip pavyzdys, kitos šalis gali būti, kaip ir pas mus buvo, sakykime, prieš keletą metų žaidimų konsolė buvo populiariai išleista nauja, sakykime, atrodo ne PlayStation'as jo, tai tiesiog buvo sukūrėmi netgi tinklapį nerealūs, kurie pardavinėjo tos PlayStation'us ir žmonės, sakykime, vakarų Europai pirkdavo tas žaidimų kompiuterius, mokėdami po kelius šimtus eurų ir tiesiog paskui suprato, kad jie jau sumokėjo už nieką. Taip pat čia ir Lietuvoje turėjom tokiu atveju, kai išeina, sakykime, naujos vaidos telefonas kažkoks, jisai pradedamas reklamuojamas ir taiga įmonė kažkokia pradeda pardavinėti tuos mobilius telefonus ir turėjom tokiu atveju, kad tiesiog žmonės perka nieką. Iš tikrųjų, tai, kai jūs pasakojate, yra ne tik liūdna, bet ir, kaip čia pasakyti, iš tikrųjų baugu dėl to, kad iš to, kai jūs kalbat, sudaro įspūdis, kad apskritai nėra sričių, kuriuose galėtų būti nesukčiaujama. Iš esmės, bet kokią sritį vienoj pasibaigia sukčiavimai, prasideda kitoje. Ir iš esmės problema ne tame, kad ten sukčiauja ir bus visą laiką pasaulis pilnas tų, kurie norės sukčiauti, bet esmė tame, kad mums kažkaip reikia bandyti suprasti technikas ir mechanizmus tų visų sukčiavimų, kad neapsigautume. Tai vis tiek pabaigai kažkokie čia patarimai turbūt, iš vienos pusės žmonės, kurie apsigauna arba jie ir vėl toliau pakliūna, ar jau jie pasimoko iš to? Turėjom tokią istoriją, galima pasakyti, dabar pavyzdžiui atvyko vienas žmogus parašyti pareiškimą, kad jie apgavo sukčiai. Pervedė, sakykime, 100 000 eurų. Jisai buvo priimtas pareiškimas ir žmogus tiesiog pagal procesą numatyta jo apklausa, sako, atsiprašau, noriu nueiti į tualetą. Grįžo po pusvalandžio iš tualeto, dar sako, 20 pervedžiau. Tai šitos toks atvejis, kaip pavyzdys būna, kad tiesiog žmonės... Hipnotizuoti toks jausmas, kad jie... Kartais būna hipnotizuoti ir sakau, ir tie sukčiai naudoja plačią sferą žmonių jausmų, nežinau, ir geranoriškumas, noras padėti kitam, žinoma, naudoja ir tas norą greitai praturtėti, artimųjų meilę, kažką tokio. Viskas silpnas ir tiesiog profiliuojasi paskui toje sferoje, kur pavyko kažką padaryti. Tai išvada, nebūkite gobši. Ir geriausia, aišku, turbūt fizinis kontaktas su žmogum, bet vis tiek nepersistengti, reiškia viską daryti per internetą. Atstumą, aš nekalbu apie kurjerius, kurie ateina pasimti pinigų, bet jeigu kažkokį sandorį darai, tai nežinau, ten tą žmogų matyti, patikrinti jo verslo liudijimą galiausiai, nežinau, kažkokios finansinės ataskaitas. Kritinis mąstymas turi būti ir visada neskubėti, nes jie spaudžia tave neskubėti, nebendrauti, tik tais pasitikėti jais. Kai pagalvoji, žmogus sėdi namuose ir jam paskambina telefonu, kad dėmesio tave gali apgauti. Va, tik ateis mūsų žmogus, nepasitikėk nieko, tik tais juo, jisai patikrins tavo pinigus, tas žmogus patikrina. O tikrai tie pinigai padirbti, visi pašto darbuotojai yra korumpuoti, banko darbuotojai korumpuoti, mes dabar tos pinigus išimsim ir dar parašo kažkokią raštelį jam, arba jis pats žmogus parašo, užima žmogų ir išeina. Tiesiog, va taip. Kągi, belieka turbūt tik tai išvada, kad rožiniai akiniai, jie atrodo taip, atrodo gražiai, turbūt ar ne, ir kaip sakoma, galima vaikščioti su jais į pliažą. Galima šiaip, jeigu iš ryto prastai atrodo, užsidėti, kad akių nesimatytų, bet užsidėti nuo sukčių jų nevertėtų. Ir visa laida mūsų šiandien ir buvo skirta tam, kad žmonės suprastų, ne tai, kad gautų atsakymus visus į galimus variantus. Sukčiai visą laiką veiks ir veikia ir veiks, jų buvo ir bus, ir jokia pasaulio policija neatras turbūt būdų, kaip visą tai užkardyti taip, kad nei vienas sukčius neišlystų. Bet apie ką svarbiausia, mes šnekėjom apie tos būdus, kaip tą kritinį mąstymą jungti, tai
Tai turbūt tai yra svarbiausia žinoti, kokius mygtukus yra paspausti savo smegenyse, kad nebūtum apgautas. Tai turbūt apie tai ir svarbiausia. Dėkoju mūsų pašnekovams. Jurijus Skuder ir Aleksej Gubenko šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū labai Jums už patarimus ir sėkmės tarnyboje. Dėkui.